Žmonės turi pavadinimus dalykam. Jei jie pamato vaiką, kuris dar būdamas labai mažas piešia gražius paveikslus, jie sako, šis vaikas apdovanotas, o tai reiškia, aš neturiu nemenkiausio supratimo, kaip šešiametis gali nupiešti žmogaus profilį taip tiksliai. Štai ką jie iš tikrųjų sako, jis apdovanotas, aš neturiu nemenkiausio supratimo, kaip taip gali būti. Kai žuvis migruoja tūkstančius mylių į nerštavietės, be žuvies, kuri vadovautų, atvertusi pasaulio žemėlapį ir rodytų, kur nerštavietė, tada žmonės tam išranda žodį – instinktas. O tai reiškia, aš neturiu nemenkiausio supratimo, kaip to žuvis tai padaro. Instinktas yra negyvas žodis, garsas, nieko mums nesakantis. Bet žodžiai, kurie sakytų, aš pabandysiu išsiaiškinti, kaip žuvis gali tai padaryti. Taigi jie tyrinėja magnetinius srovės rautus, kurios žuvis seka. Kai tu pradedi suprasti, kad paukščiai gali sekti žemės magnetinės sroves, jei pririštumėt mažą magnetą paukščiui prie galvos, jis nebemigruotų, jis susipainiotų. Taigi prieš daug metų atsirado pavadinimas mechanistinis požiūris. Ir žmonės nekentė šio pavadinimo. Mechanistiškas, aš ne mašina, aš iš odos ir kraujo, aš mąstantis, jaučiantis. Jiem tai patinka ir jie atsitraukia nuo mechanistinio požiūrio, o tai žaloja visuomenę be pabaigos. Žiūrėk, tu negalėtum pasukti savo akies į dešinę, nebent raumuo ir nervų ląstelės maitina tą raumenį. Negalėtum apsukti rankos, nebent raumenis sukasi į tą pusę. Tai ir yra mechanistinis požiūris. Mechanistiškų požiūrių teigiame, kad niekas nėra savaime veikiantis. Tai pats sunkiausias dalykas žmonėms suvokti. Pabandysiu tai supaprastinti. Burlaivis negali plaukti, jis išjudinamas vėjo. Augalas negali augti. Tai yra nesąmonė, kuri dar egzistuoja šiais laikais. Augalas reikalauja šilumos, temperatūros, drėgmės, gravitacijos, nors su nematai to sujungimo, viskas yra sujungta. Gyvos būtybės neįgyja žinių ar informacijos kažkokiais tai nežemiškais būdais. Įgyja trenkdamėsi galvą į sieną. Paslysdami ant ledo, tik tada jie suprojektuoja neslystančias sistemas. Pirmiausia, reikia paslysti ant ledo. Ne viena vyriausybė, mano žinomis, kada nors rengiasi ateičiai. Štai kryptis, kurią mes eisime, pasiruoškime socialiniams pokyčiams. Ne, jie nori palikti dalykus tokius, kokie jie yra.